Stipriau. Davai. Galiu vėl atpist. Ant žalio. Ant žalio gerai. Atmazai. I put that on my name, burn the terror like I'm gang. I'm gon' bring the fucking flame, hit you like a hurricane. Fuck the busters, don't fuck with the LF to the beat. Angel love that creeping through the mist, that's who I be. Šilta, ką žinau, jau raudona mušė. Gerai, išleis mane, bet čia nevėlė. Vandenis. Pastai, biški. Ką, ne bachūras? Gypšelė. O čia šiauriai karštas vanduo. Jie, Ronka, balos pyliai, ar ne? Balos pyliai? Ne, pyliau, žalę gyrę nupirkau. Žodžiu, atlėkėm į... Vovka, aš lengva treniruotė vakarinė. Triple six, I put that on my name, burn the terror like I'm gang. I'm gon' bring the fucking flame, hit you like a hurricane. Fuck the busters, don't fuck with the LF to the beat. Angel love that creeping through the mist, that's who I be. Gripping my tick and I hanging my nigga, bitch, I got you on triple six on my nigga. My demons, I'm digging before I just fuck cause I get it. Dabar bus pavojinga paskaita. What the fuck? Pastumsim tikriausiai. Ne, čia nepagavo. Nestipriai jaučiu, nes tas kupstas buvo. Tai normaliai. Gerai, blekim. 66 to the 6, what you know about that? Button on the bitch, up and fuck back. Sit up back, I'll go ahead. Give you another look to make sure that you get for the fed. I'm a thread, look at you, spread the bloody red. Come in the murder, and attack it, back and the lunatic never. Gerai, einam į vandens paštą. Toks įsakęs. Čia dar pasisem galim, bet čia su tepalu. O, čia geras. Kokiam vandeniu net nereikia, tik krysis. Ką čia radote? Ne, šiaip daliukas ir... Žinau, ką jis čia padarė. Arbatą verda. Cypia. Tai ką, mes vėl bulkeliai. Dabar važiuojam pas Vygą. Minėjo, kad turi kompaktą išoje parodyt ir šiaip jis ruošiasi dar vienam etapui. Šiaip mechanikas jis ir nelabai. Kur čia dabar gręžti? Vidurį? Jo, jo, tavo esmė veržlę nugręžti. Nu, davai. Pasim normaliai, tai va, taip stipriai laikyk. Žiraštą pirmą kartą laik. Nu, čia aišku, gofra yra tokia, žinai, daryta. Čia jokauji? Viskas, va, tavo problema, va, čia tikrai nedirbsiu šitą. Blet, čia važiavau visą laiką. Ble, gazai, eina ir nugęsta. Tai tokius zolkės vis statysi. Nu, davai, ką tu bus lėšęs? Ne. Nes jis kitaip nemoka, ta prasme, jam būtina kažkas sulaužyti. Trigubai geriau, žinok, nei per nuotraukas. Per nuotraukas realiai chujau atrodo. Su naujom padangom. 10, sakiau. Tik padangą. Reiks įmokėti rytoj šaibas. Todėl viską pardavinėjau dabar. Nu jau. O. Darbiš. Gerai. Štai krekžių netampęs, nežinau kaip atrodyti. Kučia. Tipo, net nenaiminėsi spėjau. Ko nenaiminėsi? Sakau, čia prietimą tik gerai atrodo. Nu, sakiau. Nu ir čia taip jaučiu dar valandą Vygantas gręš. Bet paskui pašersim. Verta. Jo, tai zaibys. Okei. Tai dabar šiaip realiai jau galima šert.
Bandysim plauti šitą šūdinę mašiną. Nu ką, yra dabar 11 vakaro. Mes esame dabar garaže. Groja muzikėlę, aišku, bitinam. Šiandienis planas yra greitai pasiruošti mašiną, nes dabar yra 11 vakaro. Manau, kad apie 10 pradėsim jau klijuoti mašiną ir keisti spalvą. Kokia spalva kol kas nesakysiu. Šiaip dėl įdomumo paliksiu. Nu, aišku, per video čia bus porą sekundžių, pamatysit ją. Tai žodžiu, dabar nuiminėjom visus buferius, viską šveičiam, karštą, persirinkti reikia būtinai. Kitos dienos pradžia. Tai dabar mašina paaiškia visą nušista. Ir žodžiu, dabar varysime į moikę nusiplautą mašiną, nes dabar pilnas srutų joje. Tai važiuojam. Trumpai nėra vietos kortelėje, tai žodžiu, ką dabar darysim, tai atvažiavom pas Kauno Torpedas pas Vyšnę ir dabar pilnai paruošę mašiną, varysim dažyt. Paskutiniai pasiruošimai prieš dažymą, tai dabar Lukas dabar paruošinėja, dar kartą pereina su mašinėlė, kurią vakar aš nesugebėjau jungti. Praktiškai viską išklijavom, tai dabar tai liko truputį dar kada pereit ir viskas. Ir galėsim gruntuot ir po to jau dažyt. Jinai redės atgal. O, yra. Wow. Dar. Gerai. Žodžiu, taip tiesinam po truputį šikną. Beveik užsidaro, realiai. Čia tai galima realiai užkabinti tą metalinį ir ramiai taip ištempt. Jeigu neišplės šitos vietos. Nes va šitas žiauriai laikys. Įdomus tokiu balidu išeitų skersą šaut. Stipriau. Davai. Vietos. Ja. Biški žemiau. Šiaip realiai, jeigu taip kažkaip kampu gal ir išeis. Puikiai. Žinau, dar nuvažiuosim biškį špaklius, šausim ir bus ledus. Čia geriau už cirką. Bus nevarkė pamesta. Bliuot. Ne, šiaip realiai normaliai. 5 metrų taisyklė realiai. Lečiai 5 metrų taisyklė negelbsti. Nu ką, jau nudažė mašiną, žodžiu, jau vakaras, labai mažai miegojau, tai dabar žiauriai sunku kažkaip orientuotis. Jinai gavosi, ne tas spalva, kurią norėjau, tak. Žodžiu, reikės kažkaip gyventi ir išsisukti, šiaip spalva žiauriai įdomiai. Reikės kurti dizainą, patį išpaišymą, nes dar per limpa lipdukus bandysim sukurti dizainą, kurį galima užlipinti, bet aš matau, kad bus tikrai daug reikalo, nes pagal šitą spalvą kažką daryti bus sunku. Tai žodžiu, dabar greitai viską sukrauna atgal ir tada jau parodau, kaip mašina pilnai atrodo. Nes jinai atrodo labai įdomiai dabar be nieko. Nu ką, antradienio rytas,
Žodžiu, mes dabar randamės Vilniui, kiek žinau. Vėl važiuojam pas Vault Shopą. Šį kartą, manau, pakeisim tokį dalyką sandėlį, kurį jau senai reikėjo pakeisti, kur šiandien jau pastebėjau, kad visai man sunku orientuotis mašinoje. Ir tai bus sėdynė. Paeinam montuotis sėdynę ir žiūrėtis, kurią išsirinksim. Čia dabar įkišti. Pasiėmėm Sparko sprintą ir manau dabar galim pūst atgal į Kauną. Gal savaitgalį jau spėsim įsidėti šitą šūdo gabalą. Reikia dar būtinai iš vieno žmogaus Lietuvos drifto bendruomenį pasiklausiu gauti laikiklius tiesiog. Nusipirkė tokį lopšį, tos laikiklius ir bolton. Tai žodžiu, dabar reikia gauti laikiklius ir diržus. Dar vienas dalykas, kurį reikia būtinai padaryti. Nu ką, dabar esame garaže, žodžiu, truputį videlis pridegė, bet nesmė. Buvom nuvažiuoti į autobusų siuntas, kadangi vėl gavom raštelį, kad atvyko mums siuntinys. Šį kartą jis iš SH Works, tai kaip ir minėjau, mūsų draugai stiklo pluošto gaminius gamina, o dabar aš jų paprašiau man pagaminti buferį. Tai žodžiu, maunam buferį. Priekinė ta lupa dar liks, jeigu ką, bet manau, šitas bus prioritetinis stiklo pluošto buferis. Nuėmu seną buferį ORG FL-o ir bandom šitą maut. Dabar buferį, žodžiu, nusėmėm, viskas ok. Dabar atsižymėjom skeles, prasigrėžėm tvirtinimui porą taškų į balkį ir dabar bandysim viską maut ir galbūt iš karto spliterių šoninius pasidarysim. Ir manau gerai gausis. Tai vis dar dirbam. Nu ką, 1, 2, 3 ir uždėjom buferį. Dabar varysiu greit nuplausiu mašiną ir to pačiu protestuosiu, ar neliečia niekur arkas. Nes dažnai kai pripjauni būna per mažai ir su išsukimu liečia vis tiek buferį. Tai dabar ėdam nusiplau mašiną. Tai va taip atrodo sandėlys, o dabar greitai atvažiavom iš senukų, nusipirkom vienspalvių varžtų pagaliau savisrygių, tai greitai juos pakeisim, visų orfenderių ir manau, ką dabar darysim, tai akumuliatorių dėsim vėl per vidurį, čia biški šiukšlina ir bandysim uždaryti tas kelias prie sušiktų ratų, kur bamperio šonas, nes per ten varo visą man šūdą ir negaliu, jau nusibodo saloną valyti, plauni mašiną, mašinai pilna dulkių. Kadangi dabar reikia vietoj šitų zagluškės pasidaryti, kadangi čia tos gumos blemba pusių nėra, tai šūdas gaunas, tai dabar pjaunam iš tos masės langelius. Tai kadangi rytoj bandysiu atiduoti Linui padažyti bamperį savo, tai žodžiu reikia greitai dabar nusiimti, nuveš truputį pasmėliot ir bus gerai. Tai dabar greitai nusiemam, nes kiemai neturi laiko ir tada jau varysim į garažą. Tai kągi, vykome į garažą. Jau užvažiuoti Ferranto dažus nusipirkti savo tos spalvos, kurios kodas yra Lada Grey. Lados pilka spalva. Ir mes dabar turime bamperį, kurį reikia paruošti dažymą, tai yra pašveisti, visus neligumus išimti ir taip toliau. Tai dabar greitai visą nušveisiu, paruošiu ir tada greitai važiuoju į Kauno Torpedas pas Liną ir ten greitai jį nudažom. Šeštadienį vėl festlepas, šiandien yra antradienis ir mums reikia pabandyti padaryti daug darbų. Nenoriu prisišnekėti, bet mašinos išvaizdą kardinaliai pakeisim, pilnai nudažytą ir gal net jau išpaišymą užlipdysim. Tai žodžiu, lopšys, išvaizda, apšvietimas, dafiga darbų, kuriuos turim suspėti. Nu ką, atvažiavom dabar pas Liną, tai dabar vadavau jam buferius ir overfenderius ir man atrodo jis suspės net jau rytoj
jį nudažyti ir pilnai atiduoti. Dabar laukiam Bolton E36 kėbului lopšio laikiklių. Toliau mūsų lauks lopšio įdėjimas ir diržai iš Wild Shopo, kurie irgi labai operatyviai, man atrodo, rytoj jau išsiųs tos diržus. Judam ir nestojam, šeštadienį gonkės ir bandysim ruoštis kuo greičiau. Dabar jau nežinau, kokie planai bus, bet tikrai metamės kitą kadrą. Nu ką, tai dabar jau parašė Linas, kad galime atsiimti. Žiūrėjom, dabar yra 6 val. Vakaro, jau po darbų, tai galim nulėk greit atsiimti buferį. Kažką peizdinį rinkau, nu. O, Audi fanas. Darau. Tai begelė atsiskiria, žinau, kiek žinau. Ką? Begelė atsiskiria, žinau, nuo Tai nereikia geriau padaryti. Nes antrą kartą galim neužsidėti. Tai, žodžiu, trumpai aplankėm Liną su Vygantu. Dabar varom į autobusų siuntas pasim 2 siuntinukus. Vienas, kiek žinau, iš Tomo iš Wild Shopo, o kitas 6 lopšio Bolton laikiklius. Tai dabar lekiam jų pasim.